Taip, pabandykim paklausyti, paskutinis etapas, pažadam, bandysiu būti labai greita, bet iš tikrųjų labai svarbus, todėl kad šiuo etapu mes norime trumpą tokią informaciją, kaip mes dirbsime ir kokius tos etapus turėsime visų metų laike, ne? Tai kaip jau supratote, mūsų tokia tema ganėtinai su iššūkiais, ar ne? Tai yra reabilitacijos centras Birštone, kas jau buvo irgi pasakyta, kad iš tikrųjų mąstykime plačiau, iš tikrųjų reabilitacija įvairiems žmonėms patyrusiem įvairias traumas, ar ne, ir situacijas. Tai pirmiausia apie tam tikrus terminus, ar ne, tai Viktoras gal irgi pagelbės pristatyti, o paskiau apie pačią situaciją ir vietą, kurioje mes jums siūlome suprojektuoti tokį pastatą. Tai čia yra pirmo pusmečio, iš tikrųjų mūsų visas projektas yra toksai suskaidytas į tokias dvi dalis. Jau šiek tiek pristatė VIP komanda iš principo, kaip mes dirbame, ar ne. Tai turime tokius 3 renginius pagrindinius. Šiandieną yra atidarimas, temos pristatymas, teritorijos pristatymas, ar ne. Turime pagrindinį susitikimą vasario mėnesį, kada peržiūrime jūsų tokius ekspertų, taip pat gaunamos komentarai, ir ne, peržiūrim jūsų situaciją, kokie yra rezultatai, darbų pristatymas. Ir tada dar kitas pusmetis, kurį pristatysiu vėliau. Tai čia matote tokią grandinėlę, ar ne, kurioje iš tikrųjų tokių etapų, ką jūs patys tenais dirbate, ar ne, tos ir paraudonintos vietos, tai kur mes su jumis susitinkame. Bet iš tikrųjų tai visada galite parašyti turbūt, jeigu Viktoras, kuris koordinuoja, tai nusiųs tą jūsų klausimą atitinkamai arba man, arba Ignacijo, jeigu priklausomai kokią jums sritį norėsit pasiklausti. Tai grupių formavimas, ar ne, sakysim, tai kas yra jau ne grupių, turbūt komandų reikėtų sakyti, ar ne, formavimas. Tai čia yra pirmas toks dalykas, jau išgirdot iš Jurgos tikrai daug informacijos. Pirma susipyksit, susitaikysit, pasidarysit sutartis ir superiniai važiuosit toliau, ar ne? Kas toliau? Toliau jau eina pats projektas. Projektas yra, dar kartą ar ne, primenam, kad tai yra inžinerinis projektas, architektūrinis projektas, kurio metu mes iš tikrųjų turime tam tikrus kažkokius socialinius dalykus išspręsti, bet tuo pačiu ir pagalvoti, kaip jisai tas objektas gali atrodyti, kokia jo architektūra ir panašiai. Tai šiuo atveju, kas yra labai svarbu, ar ne, tai yra išsianalizuoti. Tai jau šiandieną girdėjo dėl to ir pristatymą apie Birštoną. Tikrai daug kas jau buvę Birštone, kas nebuvę, nuvažiuokite, o jeigu buvę, nuvažiuokite dar kartą. Ruduo labai gražus, gal greitai bus ir auksinis, ar ne. Tikrai pasivaikščioti, suprasti tą vietą ir patirti ją yra labai reikalinga. Tai po teritorijos analizės, ar ne, mes einame, irgi pristatė komandą, ar ne, jie analizavo analogus trūksta raidės, ir idėjas, ar ne, tai reiškia visą laiką pradėdami projektuoti, mes galvojam, o tai mesgi ne pirmi pasaulyje tokį objektą statom, ką daro kiti, ar ne, nes gerai, o tai kokios čia funkcijos, mes jums nepasakysim kokios funkcijos, bet išgirdot, ką pristatė, ar ne, Kęstutis, kokios jo yra poreikiai. Tai šitos poreikius iš tikrųjų reikia praleisti per savo tą supratimą, per analogų paiešką, ar ne, ir tada susidėlioti savo kažkokius prioritetus. Viso pasaulio išgelbėti negalėsite, bet tam tikrus prioritetus ir kažką, kas jums yra svarbu, galėsite tikrai atrasti ieškodami. Po to mes keliaujame prie tam tikro pastato teritorijos, tos vadinamos koncepcijos, arba jeigu taip paprastai idėjos paieškos, ar ne. Šitoj paieškoj tai vėl tikrai nėra blogų idėjų, kuo daugiau kažką galvosite, duosite galimybę kurti savo, ar ne, tuo iš tikrųjų galėsite turėti produktyvesnį ir įdomesnį projektą. Šiaip tokį galėčiau pasakyti palyginimą, tai ką jūs darote čia šitam projekte, tai architektūros studentai daro antram kurse pavasario semestre. Tai galite įsivaizduoti, kad tai yra tikrai rimtas projektas, rimta tema, ar ne, kurioje iš tikrųjų reikia daug tokio asmeninio irgi įdėjimo. Tai po šito viso jūs ruošiate tam tikrą pristatymą, mes atvažiuojame pas jūs į kiekvieną mokyklą ir darome tarpinį susitikimą, kad galėtume duoti kažkokį tokį mūsų požiūrių kažkokius patarimus, ar ne, iš architektūrinės, iš kažkokios konstrukcinės, arba šiaip klausimų iš, sakysime, kaip funkcionuos kažkas ir panašiai.
Tai šitam deriname su mokyklomis, gaunasi lapkričio gruodžio mėnesis pradžia maždaug taip. Toliau keliaujame šitą pusmetį prie jau tam tikrų planų. Jeigu čia buvo tokios pirmos idėjos, aš dar praeisiu jas, tai einame prie 2D projektavimo, tai vat jau irgi minėjau apie programas. Iš tikrųjų, tikiu, kad jūs esate ta karta, kuri su kompiuteriais ir visais kitais įrankiais draugaujate labai daug ir dažnai. Tai iš tikrųjų yra ne viena programa ir galime tikrai naudotis įvairiomis programomis ar ne projektuoti, sakysime, braižyti, bet aišku, pirmiausia, dažniausiai mes prašome tos rankos eskizo kažkokio galbūt, kas išeina iš tos tokios per širdį, ar ne, ta prasme, pateikėt savo viziją. Toliau mes turime 3D projektavimą, tai reiškia, šiek detalizuojame, ar ne, šiek tiek, bet dar jo nedetalizuojame iki tiek, kad jau jisai būtų visiškai detalizuotas. Ir pirmam pusmečio pabaigoje, tai yra vasario maždaug preliminari data kol kas, vasario 13, sakykime, tai yra preliminari data, 2 savaitė vasario, prieš pat išeinant į atostogas žiemos, ar ne, bandysim padaryti pristatymą pas mus fakultete tada jau, ar ne, nebe šičia. Tai tokia iš principo pirmas pusmetis, daug individualaus darbo ir kaip tas atrodo, ar ne. Tai trumpai, ar ne, čia tarpinis, kaip atrodo tas pristatymas, pasižymėkite dieną, iš tikrųjų turėsit padaryti ir plakatą, kas atsivežė maketus, tai buvo žiauriai gerai, todėl kad iš karto visai kitaip supranti jų idėją ir projektą, bet tai buvo neprivaloma, tai iš tikrųjų visą laiką visos priemonės yra labai reikalingos. Antras pusmetis, aš gal nežinau, Viktorai, tu nori pristatyti ar man visą? Gerai, tai antras pusmetis prasideda nuo vasario mėnesio, ar ne, tai jeigu jūs, sakysime, išeinat į atostogas panašiai turėtų būti, ar ne, tai per tą laiką nepamirštat, kad irgi galima apsitarti, padiskutuoti, kokius ekspertų patarimus gavot, nes per tą pirmą pusmečio darbų pristatymą mes iš tikrųjų stengiamės surasti jums ekspertus, kurie pakomentuotų, ar ne, kad jūs gautumėte tą atgalinį ryšį, kuris padėtų vystyti jūsų projektą, ar ne, tai reiškia surasti gražiausią dizainą, kažkokį konstrukcinį sprendimą, pagalvoti apie įvairius žmonės, jų poreikius ir taip toliau. Ir toliau iš tikrųjų yra pagrinde, šitas pusmetis yra skirtas detalizavimui, darome tam tikrus tokius tarpinius susitikimus vėl mokyklose maždaug balandžio mėnesį, vėl atvažiuojam, vėl pasižiūrim, vėl patariam, galbūt parekomenduojam kažką keisti, pridėti, atimti ir panašiai. Turime tam tikrų susitikimų su inžinieriais, tame tarpe, ar ne, tai yra kviečiam dažniausiai tokias, sakykime, Zoomo, nuotolinės, ar ne, paskaitas, kurių metu galite gauti tam tikro kažkokios srities specifinio, sakysime, specifinės informacijos, pavyzdžiui, apie kažkokias konstrukcijas ir panašiai. Na ir čia jau reikia detalizuoti, komanda užsiminė apie rašto darbo darimą. Tai yra iš tikrųjų ne tik dizainas, bet ir rašymas yra, ar ne? Tai reiškia, kad turite pasianalizuoti, o gerai, o kaip jūsų pastatas stovės, ar ne? Kokia ta, nežinau, sienos bus konstrukcijos, stogo konstrukcija ir panašiai. Kokie ekologiniai sprendimai galbūt taikomi, kaip vandenį surinksite, pavyzdžiui, nuo stogo, ar ne? Tai šitą reikia ieškoti, aprašyti, pateikti, vizualizuoti ir parengti galutiniam projektui. Tai galutinio projekto tas pristatymas, ar ne, tai yra gegužės mėnesį darome, savaitę prieš Viktoras prašo, kad viską atsiųstumėt, kaip suprantu, tą savaitę prieš būna naktis prieš dažnai, tai iš tikrųjų nepasilikite nakties prieš, nes labai sunku ir kompai užlūžta, nes iš tikrųjų visas kompiuterinės programas dažniausiai paveža tik tais geri žaidybiniai kompiuteriai ir jie užlūžta paskutinę minutę. Tai iš tikrųjų tikrai nemažai, nes mes prašome, pavyzdžiui, ir plakato, ir rašto, ir video. Matėt šiandieną, ne? Tai iš tikrųjų šitoks ganėtinai didelis krūvis yra jau pačioj pabaigoje, o jau gegužė beveik, atrodo, reikia bėgti į atostogas, ar ne? Nieko panašaus. Tai va, tai toks yra mūsų iš tikrųjų pusmetis. Truputėlį čia dar irgi nebijoti, ar ne, susitikimų, įvairių pristatymų, dalyvauti, mokytis iš kitų, ar ne, drąsiai klausti. Taip pat, kaip ir pastebėjot, irgi buvo paminėta, kad per antrą tą vidurinį susitikimą iš tikrųjų jūs patys irgi klausėte, jūs patys komentuojate. Tai yra mūsų irgi projekto tikslas, kad išmoktumėt kalbėti, ar ne, kad nebijotumėt pasakyti, nors nežinau, ar čia yra tokių dar, kurie bijo šiais laikais, bet iš tikrųjų, kad gebėtumėt rasti kažkokių argumentų, ar ne, apginti savo darbą. Taigi, gerai, tai šitam etapui turit klausimų?
Ne, viskas aišku, viską gausit, puiku. Taip, vis dėlto, tai kur mes projektuosim? Supratom, kad Birštone, ne? Birštonas gražus, tikrai turi daug erdvės. Čia dar prabėgsiu pro savaitės, bet aš čia labai greitai, Viktoras tikrai viską mokytojams atsiūs, mokytojai jumis pasidalins arba tiesiogiai, nežinau kaip siunčia, ar į platformą, ar ne. Tai visa informacija iš tikrųjų, kad pagelbėtų jums dirbti, yra sudalinta savaitėmis, kokie yra uždaviniai, ko mes tikimės iš jūsų, kokie yra šaltiniai, ką reikėtų pamastyti jūsų komandai. Tai turit visas savaitės surašytas, daug maž, kas gali būti kaip špargalkė, ne, padėti jums dirbti. Tai yra visos savaitės. Aš čia dabar pavyzdžiui, 8 savaitę derinam su mokykla vizitus pas jūs ir tada jau reikia, ką jūs turit paruošti, ne, pristatymą, pavyzdžiui. Toliau panalizuoti, sakysime, ir taip toliau. Tai čia iš tikrųjų mes turime, atšvenčiam ir Kalėdas tame tarpe, ar ne? Visus, kaip ir ką reikėtų pasižiūrėti, daug informacijos šaltinių, pavyzdžiui, darbą, kada atsiųsti reikės, ar ne, jeigu 13 turėsim, greičiausiai bus ne vasario 10, gal dar kelios dienos anksčiau ir panašiai. Tai mano iš tikrųjų toks pagrindinis tikslas dar papasakoti, nuo ko pradėti, ar ne, kadangi projektavimas yra tas sritis, kur iš tikrųjų labai svarbu, ar ne, jau mes išgirdom, mes iš tikrųjų pastatus, objektus visus projektuojam žmonėms, ar ne, iš tikrųjų mes turime juos atsižvelgti ir turbūt turėtume suprasti vis dėlto pirmiausia, kas tas yra reabilitacijos centras, ar ne. Tai iš tikrųjų tas pirmiausias išsiaiškinti tam tikrus terminus, ar ne, kaip mes jį suvokiam, kokios funkcijos jame yra, kokios patalpos, ar ne, kokios reikalingi kažkokie tai, sakysime, galbūt specifinės paslaugos. Tai šiuo atveju, ar ne, tai patys pasigilinti patį terminą, ar ne, kaip ir sakė, girdėjot, pavyzdžiui, Kęstutis minėjo apie Šveicariją, kad yra labai geri centrai Šveicarijoje, ar ne, tai išgirsti tos momentus ir pasiklausyti, gerai, o kas yra tose pačiose Druskininkuose, ką jie siūlo ten, ar ne, ir kas tai yra. Ir savo susidaryti tokį burbulinę, kaip mes vadinam, diagramą kažkokią, kokios tos funkcijos bus. Buvo klausimas apie reikia remonto dirbtuvių, tai kodėl ne, ar ne, iš tikrųjų labai reikalingas dalykas. Tai susirašot savo kažkokį planą, išsiaiškinat, kas tai yra, koks tas yra žmonių poreikis, kokie tam tikri reikalavimai. O kaip atrodo sklypas mūsų, ar ne? Tai mes iš tikrųjų parinkome jums teritoriją. Dabar galvoju, kur mano pabėgo. Skaidrė žemiau nubėgo, aš nubėgsiu. Parinkome jūsų teritoriją tokią, tai čia Birštono, iš tikrųjų šitas turbūt skaidrės gausit, ar ne? Dalį bent jau jų, ar ne? Tai ta teritorija visą laiką pirmiausia pradedam domėtis, ar ne, kas yra aplinkui. Tai čia apibrėžta tuo kvadratu, kur matote ir mūsų teritoriją Birštone. Tai jeigu vaikščiojate pėsčiųjų tuo taku palei pakrantę, tai yra toliausiai nuo miesto centro esantis arti to parko, tokio miško jau iš tikrųjų. Tai čia yra miesto bendrasis planas, kuris pasako, kas galėtų būti. Tai ta, nežinau, mano piliečia matosi ar ne? Matas, o kur tas lazeris? Lazeris, Viktorai, kaip jisai veikia? O, lazeris veikia. Čia mūsų teritorija, ar ne? Bet kas yra įdomu, čia yra bendrasis planas, yra dokumentas, kuriame pasakoja, kas turėtų būti suprojektuota, ar ne? Tai jūs labai daug gal nesigilinsit, nes jums reikės tik tai žinoti, kurio ta vieta yra. Bet esminis dalykas, čia mūsų tokia šita raudona vieta. Čia reiškia, kad turi paslaugų objektas atsirasti, labai tinkama vieta ir iš tikrųjų tai, ką rodė vicemeras Birštono, tas projektas, kurį jie jau turi, tai yra būtent šitoj vietoj. Tai jūs turite galimybę padaryti geresnį projektą, pasiūlyti jiems. Tiltas, kuris čia suprojektuotas, ten turėjo būti automobilių tiltas, bet jisai sakė, nebebus projektuojamas, bet bus tas projektuojamas pėsčiųjų tiltas, kur tas mano lazeris, kuris ateis maždaug iš čia, iš šitą vietą. Čia. Tai mums kaip ir neįtakoja kažkokiems sprendimams, ar ne? Tai mūsų klausimas yra visą laiką, kai daro teritorijos analizę, pagalvoti, koks jūsų yra aplinka. Jūs vaikštot kiekvieną dieną į mokyklą, galbūt nesusimastot, bet apsidairykite eidami, kokius turi takus, ar patogu, ar kas jums trukdo, ar ne, kokie yra objektai, koks susisiekimas. Taip ir čia mes atliekam tokias analizės, ar ne,
kaip susisiekti, kaip pėstiesiems, kaip dviratininkams, gal su vandens transportu galima. Kuo šita teritorija yra išskirtinė, ne? Birštono jau pristatė istorinę tokią trumpą informaciją, bet yra labai svarbu iš tikrųjų ir pasižiūrėti tą gamtinę, kultūrinį tą tokį kontekstą, ar ne, kaip miestas išplanuotas, nes greičiausiai pastebėjus, kaip atrodo Birštonas, nu ten daugiau aukščių nepastatysite, ne, kažkokių ten 80 aukštų pastato, ne? Kokie teritorijos privalumai ir taip toliau, ar ne, kokią informaciją galime rasti. Ką norėčiau paminėti, tai yra iš tikrųjų kuom ypatingas Birštonas, ar ne, ir kaip ir jau minėjau, tai yra vienas iš 4 Lietuvos kurortų, ar ne, kuriame iš tikrųjų labai daug gražios medinės architektūros, ar ne, tai yra tos tarpukario architektūros, kuri puošia tą visą miestą. Tai atsižvelkite į tai, pagalvokite, koks tas, kokia ta architektūra, dizainas galėtų tikti tai teritorijai, ar ne. Taip, keliaujant toliau, jūsų teritorija, čia irgi visur matote, jeigu ką yra nuorodos, va čia iš kur kokio žemėlapio paimta, ar ne, šitoj vietoj, čia. Ir galite pasižiūrėti, tai jūsų tas sklypas, kuriam mes manome, kad labai tiktų reabilitacijos centras, yra šalia Vytauto spa centro, tai yra, kuris yra va šitoj va vietoj. Ar ne, šičia, tai yra pati tokia prieiga prie Birštono, pati pradžia Birštono, pro čia įvažiuojame dažniausiai, kas yra labai gražu, todėl kad mes turime Nemuną, ar ne, pakrantę, pėsčiųjų tą dviračių taką ir tikrai tokia ypatinga vieta šitoje teritorijoje. Čia matome kelius nužymėtus, ar ne, tai iš tikrųjų teritorija yra labai didelė, jūsų objektas nebus toks didelis, jūs turit pagalvoti, kurioje vietoje patogiausia, ar ne, jums pasistatyti tą objektą, išsiskirti savo tą vietą ir tada jau vėl komandoje nuspręsti, kaip jūs ten vystot. Čia turiu tokį vaizdelį, ar ne, yra iš tikrųjų, nepadėjau, kad galėčiau pasukioti, nes jisai sunkiai sukiojasi, tai yra iš tokio Dvynių miesto 3D nuskanuota teritorija, mes čia su kolegom skanavom Birštoną ir čia, jeigu matote, va, yra skanuota teritorija, bet mūsų va čia va yra va, šitas va plotelis yra teritorijos ir toliau nesimato, nes ten jau žemėlapis užkeltas, o čia 3D vaizdas yra. Tai iš tikrųjų ta lokacija yra tokia labai graži, čia jeigu žiūrėsite į šitą kupolą, tai jisai ten nebaigta statyba, nereikia kreipti dėmesio, jeigu jis pasivaikščiot. Ką toliau, ar ne, susipažinot su sklypu, susipažinot su aplinka, gamta ir taip toliau, ką mes toliau darome. Tai iš tikrųjų toliau bandome žinoti, kokia ta architektūra, ar ne, jūs žinot, kas yra reabilitacija, bet tai kokių pavyzdžių yra pasaulyje, ar ne. Tai iš tikrųjų ieškot, kas yra galbūt įdomu jums, ar ne, kokie tie objektai galėtų jūsų įkvėpti, ar ne, tai vat atliekam tų analogų analizę, ar ne, tai yra funkcijos ir labai svarbu, paslaugos, kokios yra teikiamos, ko reikia, nes čia iš tikrųjų mes kalbam apie reabilitaciją susijusią su sportu, ar ne, tai reiškia, kad tas sportas galėtų būti tas reabilitacijos arkliukas, ar ne, ant kurio mes visą reabilitaciją ir dedam. Čia, kad šiaip žinoti, turiu skaidrę įdėjusi, kad paskaičiuot kvadratūrą, ar ne, ką reiškia, pavyzdžiui, va šito pastato, kuris yra Vytauto spa, ar ne, tai yra maždaug apie 5000 kvadratinių metrų, tai orientuotis dydį, ar ne, visą laiką gerai žinoti tai. Gerai, jūs jau turite teritorijos analizę, jūs jau turite kažkokių žinių apie analogus, kas toliau, o toliau tai yra, kaip atrodys jūsų reabilitacijos centras. Tai čia jau prasideda jūsų tikroji kūryba. Vat visą tą informaciją, kurią susirinkot, padarėte tam tikras išvadas, ar ne, vat, žinote, sakysime, visą informaciją, ją kažkaip susisteminat, ar ne, ir tada bandot galvoti, gerai, tai kur tą teritoriją įdėti pastatą, ar ne. Šiuo atveju mes turime šičia vaizdą, ar ne, sakysime, jūsų teritoriją, ir čia sakote, va, bus kažkokie tai pastatai, ar ne, čia bus kažkokie tai sodai, dar kažkokie ryšiai, ar ne, tai va čia ir yra ta koncepcija, tokia pirminė sklypo. Toliau galvojat, gerai, tai kaip tame sklype atrodys tas pastatas, ar ne, kokios tos idėjos. Tai čia iš tikrųjų eskizuokite daug, tikrai dėkite šalia tos teritorijos ir galite kiekvienas individualiai savo komandoje tai padaryti, netgi ir jeigu pasiskirstėte rolėmis ir turite, kad, sakysime, aš projektuoju 2D, o aš darau raštą. Ne, darykite visi, iš tikrųjų pasiskizuokite, nes tada galėsite išsirinkti geriausią variantą.
Tai taip, tai maždaug ties šita vieta, tokia, sakysime, visa informacija mūsų baigsis pirmasis pusmetis. Tai jums reikės tiek maždaug atlikti, tam, kad turėtumėt ką parodyti vasario mėnesį. O toliau jau tas iš tokios, sakysime, kažkokio pastato turinio arba šiaip tokio eskizinio, ar ne, reikės šiek tiek paeskizuoti ir paeiti gilyn. Tai turbūt, kad tiek.